Nesiseka ir Martynui Mažeikai. Žalgirio atsakas ir lengvi Dempmano taškai. Labai reikia Martynui Mažeikai sėkmingo žaidimo epizodo. Dabar taip, sudėtinga situacija. Nepaisant to, kad prilipęs prie jo buvo Šarūnas Jasikevičius, žinot, net ir pražanga. O tai čia dabar gynyboje nesužiūrėtas. Klysta. Šarūnas Jasikevičius sugeba perduoti kamuolį Artūrui Gudaičiui ir šis ryžtingai prasiveržęs prie Neptūno krepšio, krauna kamuolį iš viršaus. Na, ko gero, tradiciškai Dempmanas bandys viską padaryti vienas. Pats apgina vieną varžovą, antrą ir pelno 2 taškus. Potus čia užtverėm kelią ir Potas sugeba atmest kamuolį Robertui Jeftolkui. Galingas. Jie tokia persvara žalgiriečiai akivaizdžiai jaučiasi kur kas laisviau. O Neptūno žaidimas sukaustytas. Galdikas. Čia šalia ir Jankūnas. Nesiryžo atakuoti Galdikas, atpintėjo kamuolį atgal, perima į Milaknis ir vėlai Tutavičius. Tai tik dabar Runkauskui perduotas kamuolys ir Runkauskas po 8 iš eilės netaiklių metimų iš toli finalo serijoje. Po 4 kartus Marius Runkauskas į savo ginamuosius. Dabar dar viena Žalgirio klaida ir Marius Runkauskas pakelia Žalgirio Švyturio arenos. Tuo tarpu po pirmosios rungtynių pusės žalgiriečiai buvo suklydę vos 4 kartus, taigi 7 klaidos. Galdikui nepavyksta jos pastatyti, perdavimas po krepšiu. Martynas Mažeika pasirinko kitą variantą. Nepavyko atakuoti iš toli. Gudaitis atmeta kamuolį atgal ir dar skaitau ir tylėjo. Tylėjo Milaknis ir iš eilės 2 tolimi metimai.